Nuo VHS ir paslėptų dalykų iki slaptų kambarių, iš prototipo pašalintų dizainų ir detalių, kurios visiškai pakeičia 5 skyriaus istoriją. Šiandien atskleisime didžiausias paslaptis, paslėptas Poppy Playtime 5 skyriuje. Ir patikėk manimi, kai kurios iš jų yra taip gerai paslėptos, kad yra didelė tikimybė, jog pirmą kartą žaisdamas jų nepastebėjai. Jei atidžiai stebėsi įžanginę reklamą, iš tikrųjų gali pamatyti tikrąją prototipo išvaizdą dar prieš tai, kai ji bus visiškai atskleista vėliau arbatos vakarėlio metu. Šiame reklaminėme klipe naudojama muzika taip pat paremta labai garsia vaikų daina Hokey Pokey. Poppy Playtime 5 skyriaus anonsai atskleidė keletą įdomių detalių, tačiau ne viskas, kas juose pasirodė, pateko į galutinę žaidimo versiją. Vienas pavyzdys – šis Poppy kartoninis iškirpimas, kuris pasirodė reklaminėje medžiagoje, tačiau iš tikrųjų 5 skyriuje jo niekur nėra. 5 skyriaus pradžioje vėl sutinkame Hokey Pokey scenoje, kuri tiesiogiai tęsiasi nuo 4 skyriaus, tačiau kambarys šiek tiek skiriasi. Vidus atrodo modernesnis, mažiau sugriautas, o net sienų spalva visiškai kitokia. Taigi, arba kambarys pasikeitė tarp skyrių, arba galbūt tai nėra visiškai tas pats kambarys, kurį matėme anksčiau. Persekiojimo metu su Hokey Pokey monstras nėra vienintelis, kuris gali tave išgąsdinti. Jei nukrenti tiesiai priešais Hokey Pokey tinkamu momentu, jis taip pat išsigąsta akimirkai. Tai nedidelė detalė, bet jį priverčia viską jaustis keistai tikroviškai. Viena iš Aurimals variantų atrodo kaip pliušinis meškiukas. Ir dėka užkulisių nuotraukų, kurios buvo pasidalintos po skyriaus išleidimo, galime patvirtinti, kad ši būtybė tikrai buvo paremta pliušiniu meškiuku. Po 4 skyrių pagaliau susipažįstame su Bronu, tačiau jo būklė tikrai nėra gera. Jo kūnas yra prirakintas vienoje vietoje, jis negali judėti, o po juo Aurimals nuolat kandžioja ir drasko jo kūną. Broną gyvą laiko aguonų gelis, junginys, leidžiantis eksperimento kūnui nekontroliuojamai atsinaujinti ir augti. Tai galėjo būti būdas, kurio prototipas išsprendė išteklių problemą per 10 metų Playtime Company gamykloje. Tuo tarpu Mob Entertainment taip pat išlaiko savo tradiciją kiekvienoje versijoje kankinti dinozaurų variantus. Visoje Playtime Company aptinkame daugybę skaičių. Dauguma jų naudojami kodams ir slaptažodžiams. Tačiau atrodo, kad Mob Entertainment vis dar išlaiko savo įprotį pridėti atsitiktinių ir linksmų detalių, kaip tai darė ankstesniuose skyriuose. Maža detalė apie Čiumą yra ta, kad jis nekalba. Vietoj to jis bendrauja naudodamas gestų kalbą. Ir po to, kai žaidėjas susiduria akis į akį su prototipu, Čiumas naudoja gestų kalbą, kad pasakytų mums, jog turime problemų. Tačiau net ir po to jis vis tiek bando nuraminti žaidėją, paglostydamas jį per galvą. Kita svarbi šios skyriaus vieta yra Sweet Street, vietovė susijusi su Lily Love Raids. Lily yra personažas, kuris buvo suplanuotas jau ankstesniuose skyriuose ir laikui bėgant turėjo daug skirtingų dizainų. Viena ankstyviausių ir įdomiausių Lily koncepcijų – jis stovi ant savo pačios plaukų, kas suteikia jai daug šiurpesnę ir antgamtišką išvaizdą. Sweet Street taip pat anksčiau turėjo visiškai kitokį dizainą su daug ryškesniu liminalinės erdvės stiliumi. Jei žinai tokias serijas kaip The Backrooms, tokia atmosfera tau tikriausiai bus labai pažįstama. O dabar, kai jau pakalbėjome apie milžiniškus monstrus, tai įdomu, pakalbėkime apie keletą smulkesnių detalių. Jei Lily virtuvėje atidarysi visas duris ir spinteles, gali rasti arbatinuką. Ir tai nėra paprastas daiktas. Iš tikrųjų, gali paimti arbatinuką, padėti jį ant viryklės, užvirti kaip įprastą arbatinuką ir netgi po to įpilti arbatos į puodelį. Įtempta Lily Love Raids žaidimo raudona šviesa, žalia šviesa atmosfera tikriausiai privertė daugelį žaidėjų praleisti keletą linksmų detalių. Pavyzdžiui, dainos, kurias Lily naudoja šioje scenoje, yra tikros vaikų dainelės, kurias daugelis žmonių jau žino. Kai kurios iš tų dainų yra Žvaigždele, kur esi, ir Vyci voras. Šioje dalyje taip pat pasirodo ir kitos melodijos, įskaitant Poppy lopšinės versiją. Ta pačia melodija, kurią šioje vietoje niuniuoja tiek Lily, tiek Poppy. Ir nesvarbu, kaip greitai bėgsi, vis tiek galiausiai būsi priverstas dalyvauti Lily arbatos vakarėlyje. Ir štai šios akimirkos Poppy Playtime gerbėjai laukia. Pirmą kartą pagaliau pamatome tikrąją eksperimento 1006 prototipo formą. Kad pasiektų savo galutinę išvaizdą, prototipas perėjo daugybę skirtingų dizainų. Ankstyvosiuose stadijose jis turėjo kūną, kuris buvo maždaug įprasto žaislo dydžio, tačiau vis dar išlaikė iššokančio klauno dėžutės idėją.
Be to, su savo mechaninė ranka ir įvairių žaislų dalių mišiniu, dar vienas prototipo konceptas, sukurtas antrojo skyriaus metu, dar labiau pabrėžė klouno dėžutės idėją. Tačiau trečiajame skyriuje prototipas jau turėjo daug didesnį kūną, o jo dizainas aiškiai turėjo tam tikrų panašumų su statula, kurią Catnap garbino. Vėliau ketvirtasis skyrius parodė naują prototipo versiją su itin trikdančia forma. Jis jau nebetrodė kaip žaislas, bet įdomu tai, kad jis atitiko pradinę Izaoko idėją, kuri buvo skirta prototipui. Protingai atrodanti būtybė, galinti kalbėti ir kuri nebuvo tiesiog eilinis monstras. Ir viena detalė, dėl kurios gerbėjai vis dar diskutuoja, yra ši. Ar prototipas tyčia sudaužė Popės kaukę? O gal tai buvo atsitiktinumas? Remiantis prototipo kūno kalba, daugelis mano, kad tai buvo atsitiktinumas. Jo gestai ir reakcija leidžia manyti, kad tuo momentu jis atrodo labiau išsigandęs nei agresyvus. Tačiau gerbėjams nebereikia spėlioti, nes Mob Entertainment komanda patvirtino, kad prototipas sudaužė Popės kaukę atsitiktinai. Jis nebandė jo sužeisti tyčia. Prototipas taip pat mini vietą, vadinama geresnė vieta. Tačiau angliškoje versijoje sakoma The Better Place. Pasak jo, būtent ten jis slepia našlaičius vaikus. Iš pradžių tai skamba taip, lyg būtų kalbama apie dangų. Bet jei tai tiesa, kodėl angliškoje versijoje The Better Place visada rašoma kaip tikros vietos pavadinimas, su didžiosiomis raidėmis ir visa kita? Net ir mirties ekranai vis dar minė našlaičius vaikus, o tai leidžia manyti, kad jie turės labai svarbų vaidmenį 6 skyriuje. Kita paslėpta zona už Dibleto kambario atskleidžia milžinišką statybinių atliekų ir išmestų medžiagų kalną, kas leidžia manyti, kad pasaulis už pagrindinės gamyklos yra daug didesnis, nei iš pradžių manėme. Keletas dokumentų taip pat mini projektus už gamyklos ribų, įskaitant Playtime Park, kuris pirmą kartą buvo paminėtas 3 skyriuje. Tie patys dokumentai taip pat mini dar 2 didelius projektus, įskaitant vieną Japonijoje pavadintą Nauja pradžia. Atsižvelgiant į tai, koks populiarus Puffy Playtime yra Japonijoje, tai netgi gali užsiminti apie būsimą žaidimą, kuris vyks ten. Kaip ir ankstesniuose skyriuose, taip pat galite matyti prototipą, slapta stebinti žaidėją iš skirtingų gamyklos vietų. Keista detalė apie prototipo statulą yra ta, kad skirtingai nei visos kitos, ji neturi kojų. Tai tyliai patvirtina, kad originalus prototipo kūnas vis dar buvo paremtas iš dėžutės iššokančių žaislų, o jo kojos, panašios į voro, buvo vėliau pridėtos modifikacijos. Per paskutinį mūšį prototipas pradeda mėgdžioti įvairių žaislų iš fabriko balsus ir jei atidžiai klausysies, pastebėsi, kad visos jos yra frazės, kurias jau buvai girdėjęs anksčiau per visą savo kelionę. Jei galutinio žaidimo prototipo mirties ekranas tau nepasirodė pakankamai bauginantis, dar labiau trikdanti versija buvo pašalinta prieš išleidimą. Ši versija labai primena judesį, kurį jis daro, kai nukerpa vieną iš Lily kasų. Po to, kai prototipas įmeta žaidėją į šį keistą skystį, kažkaip vis dar esame gyvi, nors ir buvome perverti. Remiantis viskuo, ką sužinome 5 skyriuje, labai tikėtina, kad tas skystis yra Poppy gelis, kas paaiškintų, kaip žaidėjas išgyvena. Ši teorija tampa dar stipresnė, nes Giblets elektros srove sukrečia žaidėją, kas sutampa su tiksliu procedūros aprašymu viename iš 2 skyriaus eksperimentų užrašų. Galiausiai, 5 skyrius mums pateikia dar daugiau įrodymų apie tikrąją žaidėjo tapatybę. Iš visų išgyvenusių Playtime Company darbuotojų, Richardas Lovicas vis dar išlieka stipriausių kandidatų. VHS juosta, paslėpta 5 skyriuje, pagaliau užbaigė Richardo Levio istoriją. Nuo pirmųjų dienų, kai jis buvo lengvai supykdomas darbuotojas, iki to, kaip jis galiausiai tapo vienu gerbiamiausių kompanijos darbuotojų. Tačiau Bronas nėra vienintelis pažįstamas veidas pasirodantis šiame skyriuje, nes 5 skyrius taip pat žymi Pianozauro sugrįžimą. Tavo užduotis – surasti keletą paslėptų skenerių, išsibarsčiusių po žemėlapį. Jei pavyks juos visus nuskenuoti, bus aktyvuotas slaptas Pianozauro įvykis. Tarp pažįstamų 5 skyriaus veidų taip pat turime ir Citrinos paveikslo sugrįžimą. Jį gali rasti įsprendęs galvosūkį ir patekęs pro slaptas duris tyrimų ir plėtros zonoje. Tačiau tai dar ne viskas. Taip pat gali sugrąžinti Citriną. Viskas, ką turi padaryti, tai rasti dar vieną paslėptą kambarį netoli tyrimų ir plėtros zonos. Įdėk lemoną vidun ir atrakinsi pagrindinę 5 skyriaus dainą, kurią sukūrė CG5.